tu norėtum, pavyzdžiui, kad tau atiduota neribotam naudojimui... Sklypas? Ne, Gedimino pilys. Tas grybas, tas 3 aukšto. Ir tu ten įrengtum pirmam aukšte priimamai draugų, antram televizijos, menkeiva tokie. Jau viršui. Pisykla. Su terasa. Ir paskui ateitų tavo draugai, tokie kaip tu. Ir kaip tu. Ir kaip aš. Ir draugės. Kaip tokios kaip mūsų draugės. Tokios su spogais, su furunkulais ir pleckanam. Ir jūs ten sėdėtumėt viršui, ar tu sakytum pas mane čia iš vis gazebo, ką tai bereikštų. Visi sako, kas yra tavo gazebo, tada tu užvedė jos visus ant stogo. Ir ten žizlongai. Ir jo. Ir teleskopas. Aš buvau ne taip seniai šitoj Gedimino bokšte. Kažką prieš keletas metų, gal jau po COVID. Ir ten labai neįdomu. Ir ten tas dospechai dar stovi. Kas tai yra? Tas ryteris šarvuotis. Kažkas tai ten stovi, bet ten jis yra gal 4 aukštų. Jis yra labai mažas. Tas tamelis Gedimino. Tas jo kelmutis. Taip. Ir jis yra labai mažas. Taip. Ir ten yra 4 aukštai. Ir kaip tu užlipi tai stačiais nepatogiais centrinio amžiaus laiptais, tenai kiekvienam aukšte boba yra darbuotoja. Taip, vis laik sėdi. Sėdi, bet kai tu užlipi, jos atsistoja. Iš respekto, kad kažkoks debilas atėjo. Pasidomėt senų šūdų. Ir tas bobas, jis labai neturi ką papasakot, bet labai nori kažką papasakot. Tai man viena, žinai, ką sakė kažkokiam 3 aukšte. Ten privedė mane prie tos dzoto ambrazūros, toks siauras langelis, kad patrankininkas iškištų patranką, bet kai prieš šio patranką jį nepataikė. Ir sakė, va čia labai gražus vaizdas. Aš taip pažiūrėjau, nieko gražaus, ten sporto rūmai, matosi savivaldybė. Tvarsa, matyta 100 kartų, patam pasakė, ateikit čia, pro šitą langą labai gražus vaizdas. Aš jau ten irgi kažkokia mokslo biblioteka, tvarsa, ten nieko gražaus nėra, bet neįrodėt kaip daspėchus tos pilies langų, vaizdą pro langus. Kai užlipi viršų, to nereikia lango, taip viską matai ir viskas vis tiek neįdomu. Bet kai vykdavo kovos su priešininkais, tai nieks nelipdavo ant viršaus, nebent smalą pilti. Pilti smalą, tai. Kaip Vilniai. Įsivaizduok, lipa su kopičium ten tie kryžžovikai. Tai. Ir smalos bėdra. Įsivaizduok, ant kiek durni buvo tie vidurumžiai šitie žmogučiai, kad, pavyzdžiui, gerai, tikisi, kad ten gali kryžiuočiai arba slavianė, pičiniegai, tai ten į smalą pilt. Bet, pavyzdžiui, užpuola šalį velniai, tikri velniai. Su kanopum tokie. Jo, ir tu pili smalą, jie tik tai, jiems patinka smala. Tie durniai nesuprato ir sakė, pas mus smala vaiginėjasi, ką daro? Ir velnės ir kubilas atsiranda. Smalos. Malūšvarnis atskrenda smalos kubilą ant stogo. Ir tai, yra šitas NATO davė smalos papildas. Ir vėliai sako, tai mes vėl polam, jūs pilkit. Jo, ir pila, jie nepola, nes jie tiesiog mėgaujasi smala. Juodi černamai, sulypia visi. Sakė, dar smalos. Pas mus smala baigėsi, ryteris iššaukė iš pradzoto ambrazūrą. Ir jam pasilenkė šalmas nukrenta. Velnių bombų vienam. Ant rago pakimba. Pakimba ant rago. Arba ragai pramuša ir gaunas toks kaip baikeris. Kaip šitas iš Norvegijos. Taip. Kas toks? Boldvikas? Ne, tiegi su Norvegijai, su ragais visi šitie. Plec, kaip tas kur bobas čia mūsų darydavo, plaukdavo su savo laivais. Vikingai. Aš gal kalbėjau apie šitą. Baikeriai tai yra. Kaip tas Boldvikas, kuris šaudė Norvegijai, kur negražiai labai šaudė. Tas saloj, kuris šaudė, tas Breivikas. Drąsius, Breivikas. Jis neturėjo ragų. O, drąsus. Tas vyksta atsiprašau, Vilniai kopė smalą pily, ten NATO vis papildo atsargas. Ir ateina staiga Baumila.
Ir sako, ką jūs darot, blek? Žiūrėkit ant Vilnių, jie smala gaunasi blackface. Jie ir taip buvo black. Sako, nesvarbu, tai buvo, jie taip nuo gimimo, dabar čia yra ant viršaus dirbtinai. Politika. Čia jau visi kavinės spalvos žmogučiai už galvų susėmė. Ir tada, tai ricariai sako, atsiprašom, Vilnių. Gal mes ant jūsų pilsim ne smalą kaučiuką, kokios kaučiukos spalvos, dramblio kaulo. Būna baltas. Vieni sako, gerai, kad tik mačytų, nes mes irgi galvojam, kad, mes kad ir Vilniai, bet kažkokį tai kodeksą turim. Jeigu blackface, tai tu ko gero negerai. Ir tada tas, tą Zotam Brazūro šitas riceris sako, Vilniai, dabar ant jūsų pradėsim pilt kaučiuką. Tai taip, ką? Jie nežino, kas yra kaučiukas. Sako, pabandymui mažą dozelę švirkštelsim. Paima į tokį kulinarinį švirkštą, ant torto piešti nuotykius. Pripurškia šito kaučiuko, cvirkt tokį pro šitą Zotą Ambrazūrą. O velnės vienas su burna pagauna. Ir klausia, man nuryt ar išspjaut? Dėlė, mano, dėlė. Velnės, jis doj, vidurą. Ar jis sako, tu apkramty, kad gausis kamaliukas. Jis labai stipriai atsimuša. Visa Amerika tokius kramto. Jo. Dar tik skonį prideda ir nuotikius McDonald's. A, tai čia kramtuška gal. Kaip tai kaučiukas ir yra, tu galvoji kramtuška, ką iš ko padaryta. Ten yra kažkokia guma. Miltai? Kokie miltai, ten kaučiukas ir yra. Sudėti paskaityk, ką valgai. Kaučiukas? Aišku. Aišku, tu galvoji. Velnės pradeda kramtyti šitą, dantis iškrenta. Pliomba visas iškrenta, padeda skaudėti, kaukia kaip vilkas. Jis panašus į vilką. Pasikanopus galinių kojų. Ir išgirsta visą tai geležinis vilkas. Ir prabūna. Kuris ant 3 kryžių kalno su lizdeikai tada mėga. Ir prabūna. Ir tada Vilniai. Visą Vilnius. Ai, tas baisus garsas, kaip marsiečių trikojus. Kai jis užkokia vilkas, jis pažadina gaidį. Kam? Nes kai gaidys užkudakoja, tai velniai bėga. Ir kaip tik tenai iš Panevėžio 2 velniai puntuką neša. Į Vilnių, kad vis tiek... Ai, kad galiūnai. Ne padangą, o puntuką neša. Vilniai nori būti galiūnai. Ir išgirsta gaidį ir tada meta prie nikščių tą puntuką ir pabėga. Ir jis ten lieka visiems laikam. Čiagi taip parašyta visur buvo. A tu žinai, yra toksai tokia sakmė, kad velnės pagrobė Žemaitį, Aukštaitį ir Suvalkietį. Ir jos kapui maišą ir nešasi. Ir užgiedojo tas, kur tu sakei, gaidys. Ir velnės, metė maišą. Kuhutas. Ir pabėgo velnės. Ir išdingo. Ir kas vyksta dabar maiše? Aukštaitis tik suprato, kas įvyko, hop iš maišo bėgom iš tą. Žemaitis sėdi, sako, ką sakys, o tas ir ištraukt turi. A Suvalkietis irgi sėdi, nes laukia, kada Žemaitis išeis, kad maišą pasiimti. Geras, ne? Čia tu prigalvoji? Ne, čia tokia sakmė yra. Nemanau, kad tu tokį lėšą galvoti. Čia per daug šūdina. Velnės, jie tokie, jiegi turi daug vardų ir ten visokių yra jų variacijų. Kypšas. Kipšiukas. Nelabasis. Belzebubas. Čia vardas. A Liuciferis yra kas, jų vadovaujantis? Glabnakovaldas. Ir čia yra mifologinės būtybės, bet aš tai tikiu, kad jie egzistavo vidurmžiais. Tai velniai, tai jie ir dabar yra, raganas ir velniai. Tai aišku. Iš kur jos taip tiksliai nupaišė visi? Reiškia, kažkas matė. Velnės jisai, velnio pati kas tokia, ragana? Ragana, jeigu jinai, pavyzdžiui, launa, tai jinai graži, su skustu. Launa ne ragana, launa kitas yra. Jinai raganos tipo. Launa velniai šitą? Ne, launa niekada nedarytų šitą. Launa velnė suvedžiotų ir paliktų ir mes, ir velnės verktų seros ašarom. A sirena? Sirena su papais yra. Tik prie jūros. Jinai jūra ir jinai su papais. Jinai labai dainuoja gražiai. Launa be papų?
Launas su papais, bet ten papukai, jie mažiukai, plaukai užkant ant papų ir nesimato. Ir patrymintas bebriukas pas Launą. A pas raganą nepatrymintas. Oi, ne, ten sengirė. Belovėžo pušė. Nes seniai negyvena šito meistro namelį. Ir ūtelis, tada ir glindas, viskas. Ir apmištos kojų. Apmištos kojas? Apmištos. Ir ten, kur yra liukas, kur ragana išlipo. Ten ragana ten išdrapsto. Nesam minėję ne kartą. Nu jo. Tu dabar įsivaizduok, velnias miške, iš dyko buvimo nežinau, ką užsiimti. Ir faunas prieina prie... Velnias miškas sanitaras. Jo, jis toks... Miško policija. Jo. Dėl ko policija po to Vilniai? Taip, ir prieina faunas prie jo. Kas toks? Faunas. Kas tai yra? Toks su kanopėlėm, toks miško jų viščiukas, kuris labai norėtų būti velnių, bet nedatraukia. Ir kai jis prie velnio prisiartina, užgroja Debussy tą fleitutės, tą partiją, kur šiaip nelabai geras kūrinys, frankly. Ir bando velnių įsidrauginti. Ir velnius sako, ko tu čia, blėt, priblatnionas nori būti prie velnių, tu galvoj kanopėlės turi, miške gyveni, odegėlė, ir tu čia toks, čia tipo dabar jau velnius, pizninkai šią. Apmyšiu. Velnius, ištraukė bibi velnius. Ne velnius. Velnius traukė bivį myštą ant fauno. Iš kur išsitraukė? Jisai nogas vaikšto. Ne, pas jį tokia trusikai. Trusikai, kaip pas nupagadį. Ne, fašistų uniforma. Fašistai išsivystė iš velnių. Visas blogis iš ten išsivystė. Supratau. Jis įsitraukė tą savo, pasitant 22 centimetrų. 19, kiek 20, nu gal. 19, kai jisai ramus. 22, kai supyksta. Taip. Ir tokia srovė myžulo velnio, susiros priemonė. Ant fauno. Va gaila, fauna. Nu tai jo, ką nekogo jis bando priblatnenintis. Nu, nori. Kas priblatnetsa prie velnio. Jis ne ta kasta, jis yra šūdra, apmyštas. Nu, šiaip jis yra geresnis už velnį. Ir velnias apižai, ir iš paparčių krūmų galva iškiša najadį. Kas tai yra? Tokia miško, tokia... Šlepa? Ne, miško tokia babelka. Tai šlepa. Ne šlepa jinai. Ne. Jinai tokia kaip laumė, tik ne lietuvių tautybės. Aha. Najadė ir drejadė, dar kažkokie jos draugė. Labai lenkiškas kam, bet nesam. Ir najadė ten kažkokia, velnias, šiandien, what's cooking velnias? Tu sako, hengi, nori pahengi. Sika šalileliai fašisto triušius. Jo, jinai sako, kam tu tai padarėjai, ištrauk vėl. Sako, negražu prieš damą. Miško dama. Ir jinai strik prie velnio, pribėga prie jo, bučkį duoda. Sako, velniau, ką šiandien... Kepsim kokį prilaužą. Velni. Sako, kepsim gal kokį bulvės. Velnė sako, nežinau. Aš nelabai šakniaujusius lago. Sako, velnės eina pas raganą, sako. Pas raganą? Pas raganą. Ai, pas raganą. Nu, jie sako, aš su ragana neturiu gerų santykių. Tas skirtingų požiūrės. Sako, taip sutvarkom. Santykių. Reikia kalbėtis. Reikia bendrauti, aišku. Ir ateina pas raganą, o ragana migrienos priepulį turėjo baisų. Ir pamato tą najadį ir sako, blėt, ką čia per šalavą atsivežė? Jo, ką čia atsivežė? Ką tu pas mane? Vilny, ką tu galvo, ką tu turi? Velnė sako, koks raganas vardas? Regina. Regina. Ta. Regina? Regina karalienė. Regina karalienė. Gerai, raganos vardas yra... Ragana. Neturi turėti vardą. Neturi turėti vardą. Bet dabar Leokadija gal. Neprisikasėm iki vardo. Nesvarbu, kam tu vardas? Edita. Edita. Editu, velnė sako. Ai, gražiai. Klausyk, šita najadė, koks tavo vardas najadė, sako? Najadė sako, mano vardas graikiškas, net nebandyk prisiminti. Sako, vis dėlto koks. Ir jis sako, Sofija. Sako, čia ta, kur šoka daug Facebook'e. Jinai graikė. Sako, tarkim. Sofija, sako. Sako, kaip Duran. Jo. Kaip Baden. Jis sako, Sofija, lip per šitą skylę į raganos facility, ten kur... Sako, bet Sofija, sako, tai ragana pro čia tuštinasi. Sako, ne tik tuštinasi, bet ir... Bet ir pati pro čia. Jo, Edita, tu geri ne tik ten savo vedrą su... Sako, jo, ne tik aš ir vėmiu pro čia. Ir lavonus išmetu. Ko tik nebūna.
Kaip jūros ežys, pro kur valgau, ten ir iššalinu. Nu, sako, gerai, užėkit, Vilniai, tu pirmas tą šalavą tegul irgi, sako, jūs ką nors atnešit? Velnias sako. Draugystė. Gerą nuotaiką. Gerą viltį. Dobrą radą. Rajonas sako, nu gerai. Sako, žiūrėkit, kad nebūtumėt Zrados man atnešę. Sako, ne, Zrados šiandien nebus. Ir pasiragana toj kabinoje tik tai vienas kamburiukas. Tai daugiau nebūna kam. Ir mikrobanginė. Ir velnias vis laik išraganos juokis, kam tu su mikrobanginė? Kai yra katilas, kai vaikus verda. Jo, ir sako, aš tau įpūsiu, ten daug sako, ką tu nori pašildyti, sasiską kokią, ką. Žiūrėjau, velnias savo kvėpavimus, ten sira, lipsna. Jo, smirdalis. A Sofija sako, man laikas namo. Stiga. Sako, palauk, ir Edita labai supyko. Tau ką nepatinka mano, Priėmisai, kas yra? Pirmą kartą iš karto, kas šeimininkas nepagarbat. Aš jau užmerkiau akis, kad tu čia kažkokia šalavo iš Graikijos.